visų pirma, draudimas yra asmeninis dalykas ir ko gero, kad reikia kiekvienam pagalvoti apie savo draudimą, bet taip gyvenime taip nutinka, kad ne visada pagalvojama apie save. Tai jeigu jūsų šeimos nariai apie save nepagalvoja arba neturi galimybės to padaryti, pavyzdžiui, vaikai, tai tuos draudimus turėtų suformuoti tie žmonės, kurie supranta, arba tie, kurie mato tą poreikį. Tai sutuoktiniai tikriausiai turėtų šeimoje apsidrausti kiekvienas save ir mokėti įmokas tam, kad apsaugoti tiek save nuo sakykime, rizikinių įvykių, tiek apsaugoti ir savo šeimos narius. O kalbant apie vaikus, kurie be abejo negali priimti sprendimo, tai tėvai turėtų be abejo pasirūpinti draudimais ir išaiškinti, kas yra svarbiausiai, išaiškinti, kam tas draudimas yra skirtas ir kaip jisai bus naudojamas ir kaip jis bus naudojamas ateityje, ypatingai tuo atveju, jeigu tai yra kaupimas vaiko ateičiai.